gerokai išgarsėti Lietuvoje. Tai šitas, aha. Čia yra Samantos geriausias draugas, man atrodo. Visiems draugams gyrėsi pakabinės 24 mergas ir pakalbėjęs su Rolu. Nevaprašė, kad jo numerį pasakytų per eterį. Pats jis buvo gana išsižeidęs, kad jo neleido pasakyti eterio metu. Jei nebetempiant... Okay. Jis jaučiasi kaip radijo žvaigždė ir mano, kad radistai yra 4. Galite išpildyti jo norą. Galima eldefoną jam pabandyti pralošti. Nu, davai, pabandom. Bet žinai, išskambinam... Eldefoną pralošti ar ką? Jo, pabandom eldefoną. O gal ne, žinai, apklausą. Davai apklausą. Bet iš to kito numerio. Iš rusiško, ne? Jo, davai, aš pamėginsiu. Nu, tvarkoju, o aš tada šalia. Žodžiu, apklausa yra naujas toksai dalykas, kurį mes darome, kai viena apklausa yra apklausiamas žmogus su viena apklausa, o šalia yra atliekama kita apklausa. Trečią kartą jūs skambinam, galbūt nebus įsivedęs, tačiau mes jau dabar pradedam savo apklausą. Ačiū Jums labai. Labas vakaras, aš kaip tik norėjau jūsų paklausti, jūs esate didelis vorų lenktynių žinovas, galbūt galėtumėt pasakyti, kiek vorų vienu metu galime sutalpinti į vidutinio dydžio bliūdą. Taip, o jeigu jį uždegtume, ar vorai bėgiotų greičiau? Labas vakaras. Jums skambina Baltic tyrimų... Radistai, reiktų tau, papildau jau. Jums skambina Baltic tyrimų agentūra, Evaldas Ivaškevičius trukdo. Ar galėčiau užduoti keletus klausimų? Kas buvo skambina? Baltic tyrimų agentūra, Evaldas Ivaškevičius. Kažką jūs ten sakėt apie radiją, ar ką jūs... Aš tiesiog norėjau užduoti keletą klausimų. Na, tai pažįstami balsai ir radija. Atsiprašau. Su kuo aš kalbu, visų pirma, norėčiau susižinoti. Žinokit, tyliai girdžiu. Kaip tu sakai? Ai, tu manęs negirdi. Palauk dar kartą, aš prisistatysiu. Kokias firmas, žinokit, neslėpto numerių. Nesuprantu jūsų, ką jūs turite omeny. Ką aš turiu omeny, neslėptų numerių telefoną. Ar jūs atsakysite į keletą klausimų, kuriuos noriu jums užduoti? Baltic tyrimo agentūra trukdo. Ačiū telefonu, galit kalbėti? Aš kalbu labai garsiai. Aišku. Į kokį miestelį... Telefonų pavaitylį. Supratau, pamėginkim susikalbėti. Į kokį miestelį aš paskambinau ir su kuo kalbu? Jūs paskambinat į Malėtus, kalbate su jūsų. Labai malonu. Jūs tai ar galėtumėt skirti keletą minučių atsakyti į klausimus? Na, galiu. Kiek kūdikių gali suvalgyti Vidas Blekaitis vienu prisėdimu? Labai malonu. Klausimai skirti pavasario sesijai, galų gale atskleisti žmonių tarpusavio santykius ir savijautą pavasario metu. Kaip manote, ar būna sraigių sulčių? Ponas Justai, ar jūs nejaučiate dabar kažkokios tai depresijos ar kažkokios priespaudos pavasario metu? Žinot, man tai depresija. 3 dienas, galiu skelti lalavos. O kodėl? Kokie požymiai? Kokie požymiai? Pavargau žaisti krepšinį. Labai juokinga. Supratau, krepšinio žaidimas, tai jūs žaidžiate galbūt profesionaliai už savo miesto rinktinę, ar kaip? Ar galima būtų sukelti sliekas su radiatoriumi? Ne profesionalas, mėgėjas, man tas pats. Supratau. Dar vienas klausimas, ponas Justai. Ar jūs esate moksleivis, ar jau baigęs mokyklą? Ar Aurelijus Žukauskas galėtų praryti radžiai? Gimnaziją baigęs. Tai kiek jums yra metų? 20. 20 metų jūs, taip? Leiskite pasižymėti. Andrius Butkus ir Rūna galėtų turėti vaikų, kurie yra negrai. Justai, ar jūs jau turite kažkokių tai santykių, įsipareigojimų bankams, turto nuosavo ir panašiai? Aš bankams turiu turto nuosavą ir... Turiu Svetbankės sąskaitas, banko sąskaitai, mokslams pinigai. Dėkui jums labai, jeigu nufotografuotume trolį. Tai DB Nordi turiu.
Turite, ar ne, sąskaitų. Jūsų turtas vertinamas, neatskleiskite, aišku, sumos, bet 10 tūkstančių, 100, o galbūt siekia net ir milijoną. Iki trečdalį, 10 tūkstančių. Ar jūs kada dalyvavot Žiedų valdovo paskutinėje finalinėje kovos scenoje? Supratau, ačiū Jums labai. Tolimesni klausimai susiję su Jūsų išsilavinimu. Kokį universitetą Jūs dabar studijuojat? Ar aprengus bomžą kailiais, jisai tampa Palaukit inteligentu? sekundę. Kaip manote, ar gėjai gali įsišuninti šunis? Vilniaus technologijų verslo profesinio mokymo centras. Taip, kokią specialybę Jūs baigėte? Tiesiog pradėsiu mokintis, kompiuterinės įrangos derintojas. Tai Jūs esate, kaip ir suprantu, kompiuterių kažkoks tai technologas, arba bent jau domitės, ar ne? Kiek labai, ar jūs puikiai atskiriate šokoladą nuo šūdo? Ar jūs Supratau. atskiriate prastai, ar visiškai prastai? Iš kokio miesto Jūs esate, jeigu norite studijuoti Vilniuje? Vilnietis? Aš esu iš Molėtų, jau Ar buvote sakiau. kada Jūs esate iš įlipęs į Molėtų. krūvą šokolado? Supratau. Ar Jūs turite dabar merginą, kažkokius santykius, kurie pririštų prie Molėtų? Trečią kartą, ar jūs... Galbūt ne, nežinau dar. Tai Jūs Ne, nieko rimta nėra. nieko nėra. Tai tik kol kas nerimti santykiai arba tąsymasis, ar ne? Atsilupelis, ar jisai Na, taip. gali, ar jam reikia leisti turėti vaikų? Supratau. Ponas Justai, O ką? apie politinius santykius, ar Jūs turite kažką pasakyti Kaip Lietuvai? manote, kiek labai atsilupęs yra kitoje linijoje sėdintis mūsų pašnekovas? Justai, negirdžiu Jūsų. Ar domitės politiką? Dėkui jums Labai, o dabar jeigu Politika? padaugintume iš bitės, kiek Ne, būtų bičių, domiuosi šiek daugiau tiek, nei nulis? bet šiuo metu nelabai. Gal galėtumėt pasakyti, kas Lietuvos ministras pirmininkas? Kiek daugiausiai gali prikakoti sraigę? Nekirkilas kartais koks. Ačiū Jums labai. O gal galėtumėt pasakyti, kas Lietuvos prezidentas? Jeigu pabesdėtumėt gulbei į veidą, ar ji Grybauskaitė. pradėtų skristi? Ačiū Jums labai. Jeigu Jūs dabar turėtumėt 10 000 litų ir galėtumėt juos paskirstyti vaikų namams arba gyvūnų globos namams, kur tos pinigus išleistumėt? Ar esate kada mobilų telefoną Vaikų naudojęs globos pagal namams. seksualinę paskirtį? Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai, taip. O dabar sakykite, kiek gulbių... Taip, pasižymėjau. Gyvūnai gali laukia pagyventi. Labai jokinga. Ponas Justai, dar vienas klausimas daugiau asmeninis. Dabar prieikime prie biologinių šaknų. Ar Jūs jau esate subrendęs kaip vyras? Kiek abortukų galima pasidaryti per Nu. 2 metus? Kaip 20 metais, tai jo, normaliai jau subrendė. Aš norėjau pasakyti, ar Jūs jau turėjote lytinių santykių? Sakykite, Ai, ne? kiek labai apžėlęs yra jūsų užpakalis? Ne, neturėjau. Taip, dėkui Jums labai. Ta prasme, pasižymėti dar neturėjai, ar greitų laikų turėsi, ar iš viso neturėjai? Jis melavo, kad Iš viso neturėjau. Dar neturėjai. Vakarėlėje su Rolandu ir melavo, kad... Supratau, pasižymiu. Su Rolandu, ar galima sakyti, kad jisai yra visiškas atsilupelis? Jeigu Jūs tai tau būtų galimybė nusipirkti moterį už 20 litų, kad ji padarytų oralinį arba seksą, ką pasirinktum, oralinį ar sekso malonumą? 20 litų kaina vyrauja. Sakykite, kiek bobučių reikia, kad nusipirktų Nu, 1 šiaip kilogramą grikių? Nedaug kom skiriasi. Tai ką Jūs rinktumės, oralinį ar gryną seksą? Kaip Jūs manote, iš kur jis žino, Aišku, gryną seksą. skiriasi? Kaip sakot? Gryną seksą. Gryną seksą. Jo. Kas čia smulkintis? Supratau. Jūs tai dabar įvardinkint amžių skalėje. Aš vardinsiu, Jūs sakykite stop. Kokia partnerė tai turėtų būti? 16, 18, 18, 25,
25. 18-25. Sakykite, kaip jūs manote, kada jis supras, kad jį mes durstame? Aš tai toksai būtų klausimas. Ačiū Jums labai. Dėkui labai. Jūs tai klausimai eina toliau. Jeigu didžėjus suktų vietoj plokštelių diskus frezavimui, ar tai pakeistų muzikos kokybę? Gerai. Ar jūs turite brolių seserų? Turiu seserį. Seserį. Ji vyresnė, jaunesnė? Vyresnė 4 metais. Jeigu zombiai pavogtų jūsų kūdikį, kaip jūs elgtumėtės? Ar jūs griebtumėt šautuvą ir gelbėti savo kūdikį, ar jūs dar klausimas. Bandytumėt juos paimti su kastuvu, ar jūs žiūrėtumėt savo mėgstamą laidą ir nedarytumėt nieko? Įvardink savo mėgstamiausią žmogų pasaulyje, kuris tau sukelia tam tikrus jausmus. Jeigu jūs pauostytumėt... Enrique Iglesias, tada... Enrique Iglesias, ar ne? Čia tas dainininkas? Kaip manote? Dainininkas kelia jausmus. Ar Ricky Martino užpakalis kelia pakalnutėmis? Čia kaip ir pop dainininkas. Ok, Shakira ir Enrique Iglesias. Supratau. Kaip manote, kaip toli paeitų narkomanė prostitutė už 10 centų? Viskas, klausimai kaip ir atsakyti. Už 30. Jūs tai? No. Baltic tyrimo agentūra ir Evaldas Ivaškevičius labai dėkoja už informaciją. Manote, jis suprato, kad tai nebuvo Evaldas Ivaškevičius. Galbūt taip, norėčiau jūsų tokio klausimą. Nėra už ką, prašom. Duomenys, jeigu įdomu, bus skelbiami dienraštyje. Viskas, tai pradžioje kažkoks buvo nesusipratimas, nelabai supratau, apie ką jūs kalbėjot, bet dabar žiūriu, kad viską... Man mėgsta skambinti radijos ZIP-FM. Kas mėgsta skambinti tau? Radijos ZIP-FM mėgsta skambinti. Va, beje, vienas klausimas yra apie medijas. Kokią televiziją jūs pasirinktumėt, jeigu aš pradėčiau vardinti? LNK... Galą. TV3... Galit nepradėti vardinti, bet aš pasakiau Galas. Galas. Gala TV, ar ne? Nu, taip. Kokią radio stotį jūs dažniausiai klausotės namuose? Tai būtų Pūko radija... ZIP-FM. ZIP-FM. Kur čia yra tokia? Nes pas mus tarp apklaustųjų tokio varianto nėra. Jūs gal čia užsieninė kokią pasakė? Lietuvoje yra, prie Paverkit Radio. Tas pats. Arba Paverkit Radio, arba ZIP-FM. Paverkit Radio arba ZIP-FM. Paverkit Radio yra tarp mūsų klausimynų, bet ZIP-FM nėra. Čia turbūt yra australiečių radija. Jūs traukia australiečių radiją? O dabar sakykite, jeigu jūsų pimpalas prispaustų durimis... Supratau. Nors aš mažai radiją klausau. Aš turiu labai geras grojaraštis, pas man dainų pilnas. Klausau savo asmeninis grojaraštis. O dabar sakykite, kokį keiksmažodį sušauktumėt pirmą, jeigu jūsų pimpalą prispaustų durimis tramvajus? Ačiū Jums labai. Toksai, ačiū. Jūs tai viskas, klausimai užfiksuoti, beliko dabar išspausdinti ir... Kaip jūs manote, trečią kartą ant to paties grėblio, ar tai yra daug ar mažai? Tai kaip ir viskas, tai? Taip, viskas. Ačiū Baltic tyrimo agentūra, dėkoja už dėmesį ir linki malonaus vakaro. Ar visiškas atsilupėlis, kuris yra kitame Eik, trečią kartą. Iš pradžio atrodė, kad pagauna. Bet gerai, tu tenais nepasimetei toliau, kas čia per to... Labai gerai. Labai gerai. Kaip jūs manote, jeigu tramvajus prispaustų jūsų pimpalą, ar labai skaudėtų? Kokį pirmą keiksmažodį? Čiortai, radistai.